filosofijos mokslų daktaras, gamtos mokslų daktaras, toksikologijos akademijos diplomantas, seniausias mokslinės patarėjų tarybos narys Artūras Ferstas. Thank you very much. Ačiū Jums labai. Man labai malonu būti čia. Aš didžiuojuosi, būdamas Jūsų dalimi ir taip pat būdamas visos šios programos dalimi. Aš manau, kad tai yra nuostabi auditorija ir Jūs visą šitą programą nuostabiai paruošėte. Kaip senas profesorius, aš naudojuosi užrašais. Leiskite, aš pakartosiu. Aš esu senas profesorius, kuris naudojasi užrašais. Ir prieš tai, kai aš pradėsiu kalbėti, aš noriu padėkoti visiems vertėjams. Ir nuostabu, kad jie yra čia, nes jei aš padarysiu kokią klaidą, jie galės mane pataisyti. Aš norėčiau bendrai pakalbėti apie GNLD. Kuo jis skiriasi nuo kitų firmų? Sutikime su tuo faktu, kad žmogus gali nueiti į kitą firmą ir pažiūrėti, paklausyti, ką jie turi pasakyti apie savo produktus. Jie gali perskaityti, kokie jų produktai yra nuostabūs. Bet kodėl GNLD? Kodėl jūs turėtumėte būti GNLD dalimi? Ir kodėl jūs turėtumėte pasilikti joje? Ir yra vienas dalykas, kurį norėtumėm pabrėžti, ir aš noriu labai atsargiai pateikti šitą teiginį, mūsų produktai veikia. Ir nėra jokio klausimo dėl to. Jie buvo išbandyti ir jie veikia. Ir nėra nieko mūsų produktuose, ką būtų galima pavadinti klastotę ar surogatu. Šie produktai yra tikri. Mūsų produktai yra pagaminti iš gero, saugaus maisto. Mes nevažiuojame į kitas pasaulio šalis, kad padaryti mūsų produktus egzotiškais. Mes tiesiog naudojame saugų, gerą maistą. Ir, žinoma, svarbus dalykas yra tai, kad GNLD yra sąžininga firma. Ir aš vėliau truputį apie tai pakalbėsiu. Keletą dalykų iškilo per paskutinėsias keletą savaičių. Distributoriai skambino man ir klausė nerimaudami. Pavyzdžiui, Suomijoje buvo padaryti tyrimai su stipriais rūkoriais, jiems duodant beta-karotiną, vilintis, kad šis apsaugos nuo plaučių vėžio. Bet pastebėta, kad rūkoriams, kurie naudojo beta-karotiną, netgi šiek tiek padidėjo plaučių vėžio vystimasis. Beta-karotinas turėtų apsaugoti nuo to, bet taip nėra. Ir žmonės nerimavo dėl to, kad beta-karotinas neapsaugo. Ir maždaug prieš 3 savaitės vienas mokslinis straipsnis buvo parašytas apie tai, kad beta-karotinas neapsaugo nuo širdies ligų. Ir dar daugiau distributorių skambino man ir nerimavo, kaip ten yra dėl beta-karotino. Skirtumas tarp GNLD produktų yra tas, kad mes neparduodame beta-karotino. Ką mes darome? Mes parduodame karotinų šeimas, vadinamas karotenoidais. Mes žinome iš mokslo, kad šeimos yra svarbus dalykas. Mes negaminame beta-karotino iš sintetinio selino. Mūsų karotinai yra iš morkų. Alfa-karotinas, beta-karotinas, gama-karotinas. Visi karotinai iš morkų. Iš pomidorų mes gauname likopeną. Ne vieną, bet visą šeimą. Liutiną ir taip toliau. Yra įdomu, kad niekada nėra buvę konferencijos apie karotenoidus tol, kol mūsų karotenoidų produktai netapo prieinami pasauliui. Ir po to mes pradėjome skaityti nuostabius straipsnius apie tai, kad beta-karotinas yra gerai, bet visa kombinacija. Visos sudėtinės dalis gali apsaugoti plaučius. Likopenas gali apsaugoti nuo prostatos vėžio. Ir mes tai naudojame savo produktuose nuo pat pradžių. Liutinas gali apsaugoti akis. Ir tai yra mūsų produktuose nuo pat pradžių. Nors mes nesitikėjome, kad rezultatai bus tokie nuostabus. Bet nuo pat pradžių žinojome, kad visa šeima yra labai svarbu.
Nėra taip, kad mes pridedame beta-karotino, bet mes naudojame visą šeimą taip, kaip gamta pasakė, kad tai yra originalas ir veikiantis dalykas. Kitas dalykas, kuris iškilo prieš porą savaičių laikraščiuose, kad Mičigano valstijose mokslininkai davė žmonėms vitamino E papildus. Ir kitai grupiai žmonių buvo duodamas vitaminas E iš natūralių šaltinių. Vitamino E papildas neapsaugojo nuo širdies ligų ir cholesterolio, o natūrali vitamino E forma apsaugojo. Ir distributoriai rašė ir skambino man, klausdami, kaip yra dėl mūsų vitamino E. Tas vitamino E papildas, kurį jie naudojo, buvo sintetinis vitaminas E, kuris susideda iš 2 komponentų. Natūralus vitaminas E susideda iš 8 komponentų. Iš 2 vitamino E sudėtinių dalių, kurios be jokių abejonių yra pigesnės, tik viena iš jų gali būti efektyvi. Ir tai yra alfa forma. Ir ta alfa forma trukdo gama formai būti panaudotai. Mūsų vitaminas E susideda iš visų 8 sudėtinių dalių. Tai ir yra GNLD skirtumas. Tai yra svarbu žinoti, kad vienas šeimos narys, beta-karotinas atskirai arba alfa-tokoferolas atskirai trukdo įsisavinti visiems kitiems komponentams. Ir todėl mes naudojame šeimas. GNLD terminais kalbant, skirtumas yra tas, kad mes pažįstame visą spektrą. Mes nepaimame vienos dalies ir neišskaidome jos. Kitas GNLD skirtumas yra tas, kad daktaras Fred Hooper pateikė mūsų moksliniai patarėjų tarybai seminarą ir jis pasakė, kad yra įdomu, kad kai kurie žmonės miršta nuo užsikimšusių kraujagyslių ir nėra jokių cholesterolio problemų. Cholesterolio kiekis yra normalus, bet kraujagyslės užsikimšusios. Ir jis pasakė, kad kūnas paprastai pagamina tokį komponentą vadinamą homocisteinu. Nesirūpinkite dabar dėl mokslo. Tai yra natūrali medžiaga, kurią pagamina kūnas, bet jis pats po to nusikrato to. Taigi biochemijos procese ši medžiaga pasigamina ir po to kūnas nusikrato jos pats. Bet koks vitaminų trūkumas kūne padaro taip, kad ši medžiaga pasilieka, kaupiasi ir galiausiai užkemša kraujagyslės. Daktarė Ariana Karugi ir aš pradėjome žiūrėti į šios senos problemos biochemiją ir aptikome, kad homocisteinui sunaikinti, kas turi vykti normaliam procese, jam reikalingi vitaminai B6, B12 ir folinė rūgštis. Mes patvarkėme savo produktus ir neliko jokios problemos. Kai kurios firmos teigia, kad jeigu jūs norite apsisaugoti nuo homocisteino, jums reikia vartoti folinę rūgštę, tik vieną komponentą. Bet vienas komponentas negali to padaryti. Ir vėl skirtumai tarp GNLD ir kitų firmų, kad mes žinome visą paveikslą. Taigi, koks yra skirtumas? Aš paminėjau sąžiningus produktus, bet labiau svarbesnis dalykas yra tas, kad visi šie produktai, kuriuos matome, buvo labai atidžiai ištirti. Mes turime veikiančią mokslinę patarėjų tarybą. Yra įvairiausios disciplinos, kaip mes veikiame ir tyrinėjame. Daktarė Ariana Karugi turi magistro laipsnį žmogaus mitybos srityje Niujorke. Ji turi daktaro laipsnį biocheminėje mitybos srityje Brukline. Daktaras Fred Hooper turi daktaro laipsnį biocheminėje ir įvairios patirties tyrimuose. Aš paminėjau tik keletą iš mūsų narių. Daktaras Shepard turi laipsnį mikrobiologijoje ir bakteriologijoje su atliktais tyrimais mitybos srityje. Mes visi susiję su maitinimosi sritimi. Mes būtinai atliekame tyrinėjimus. Mes skaitome mokslinės knygas. Mes skaitome mokslinius žurnalus. Mums nereikia skaityti mažų bukletėlių, kad sužinoti tam tikrą informaciją, nes dažniausiai tai būna pateikta vienpusiškai, kad parduoti produktą. Mes skaitome mokslinius žurnalus, medicininius žurnalus, biocheminius žurnalus ir ataskaitas.